Planas toks, o toliau žiūrėsim. Susipakuojam palapinėlę, susipakuojam. Gerai išsimiegojom šiandien. Buvo vėjo, bangų ošimas, bet kažkaip į palapinę šakos medžiai nesitrankė, tai išsimiegota tikrai gerai, tvarkingai. Standartinis pakėlimas. Nu va, amunicija susidėta daugmaž. Good to go. Šiandien vyksim toliau link Turkijos sienos. Žodžiu, keliuku. Stengsimės kiek įmanoma pakrantę, gausis ir upė, nes dabar čia eina jūra juodoji. Bet ten, kur tie kalnai, žodžiu, prieš jūs yra upė. Ir jinai taip atskiria, žodžiu. Iš jūros ištekanti atskiria tas dvi žemyno dalis. Ir mes šitų keliukų varysim link Turkijos. Planas toks, o toliau žiūrėsim, kaip čia kas. Važiuojam, kelionė prasideda, 37 diena. Let's go! Vakar taip sunkiai stūmiausi šitus smėlius, šiandien tai ženkliai lengviau, kai nuo kalno tai pabarabanų visiškai. Atsipūtęs gali stumti. O į kalną tai grynas haivoksas. O žemyn tai va, su pirštu nosį gali stumti. Va, visiškai. Oi, gera dienelė laukia pasaka. Pasakė, čia labai greitai artėjam link Turkijos. Įdomu, kaip ten siena, kaip ten seksis, kaip viskas. Poryt turėčiau pasiekti Turkiją. Labai gera šita vieta nakvynei. Man patiko. Nu, šį kartą gal pabandysiu kažkaip išvengti aš to perkelinėjimo. Čia su tais kilnojimais, tai čia galima prisivesti. O, cigarečių rasta. Patinka parūkyt. Juodai dienai pasirinkti. Aišku, nerekomenduoju rūkyt. Pats nerūkau. Jeigu daėstų vieną dieną, o į tokių dienų būna, tai gal atpalaidavimo dūmą ir sutemsim kokį.